žinoma, tiek aplink nėštumą, tiek ir apie sportą nėštumo metu jų yra. Vienas pagrindinių, su kuriuo aš savo praktikoje susiduriu, tai yra, kad nėštumo metu negalima kelti rankų į viršų. Ir čia yra labai labai gajus mitas, ypatingai Lietuvoje. Teko man bendrauti su prancūzė mergaitė, moterimi ateinančia į užsiėmimus, ir jie Prancūzijoje net neturi tokio, sakykime, mito. Ir šitas mitas ateina dar labai giliai matyti iš senovės, kur tiesiog bijodavo mamos pakelti rankas, jom būdavo neleidžiama dėl to, kad kūdikio virkštelė gali apsisukti ir, žodžiu, gali pakenkti tiesiog kūdikiui. Tai mokslininkai darė tyrimus šitoje vietoje ir jie nerado jokio ryšio tarp mamos rankų judesių ir kūdikio virkštelės padėties. Ir mes jogoje tikrai tas rankas keliame į viršų ir žinau, kineziterapeutės irgi savo praktikose, treniruotėse rankas į viršų mamoms kelti leidžia. Ir tikrai nebuvo dar tokių atvejų, kad kažkaip tai pakenktų. Aš pati rankas į viršų kelnoju ir tikrai mano vaikutis pirmasis gimė visiškai viskas gerai, sveikas. Tai šitą reikėtų turbūt jau paleisti ir tikrai nebijoti nei tų plaukų šukuotis, nei galvos plauti. Jau šitai reikėtų iš tikrųjų tiesiog palikti toj senoviai, kur būta. Aišku, kitas toks mitas yra, gal čia kiek su sportu, kiek su gyvensena, kad mama turėtų valgyti už 2, ar ne? Tai mes turbūt jau dauguma suprantame, kad neturėtų ta mama už 2 būtinai valgyti. Jau čia toksai irgi galbūt tiesiog kaip juokas labiau. Bet šiaip nėštumo metu mamai reikia truputėlį daugiau kalorijų, ypatingai sportuojančiai mamai sako apie 500 kalorijų daugiau reikėtų suvartoti, bet tai čia yra maždaug 1 bananas ar 2 bananai, nežinau, galbūt tiesiog 1 ar 2 vaisiaus porcija ir to turėtų užtekti. Na ir žinoma, yra ir kitų mitų, kad mama ten neturėtų užsiimti, neturėtų mylėti su savo vyru, pavyzdžiui, ar ne. Na čia irgi suprantam, kad visi šitie dalykai natūralūs ir viskas yra gerai, kaip tik tais skatina daugiau oksitocino, daugiau meilės hormono. Tai nereikėtų šitų dalykų irgi vengti. Jeigu gydytojai leidžia, jeigu nėra tenais ypatingų kažkokių rizikingas, tai nėra nėštumas, tai mama tiesiog gali gyventi normalų gyvenimą. Dar dėl rankų kelimo į viršų, tai vienintelis galbūt dalykas, ko mamai reikėtų privengti, tai yra kelti sunkius daiktus iš aukštai. Na čia dėl rizikos, kad nesusižaloti, kad kažko neužsimesti, ta koordinacija galbūt ar ne irgi prarandama, tai kad tiesiog neužsigauti. Tai va šitas dalykas galėtų likti toksai, tarkim, ar ne? Ir čia jau galim prašyti tada pagalbos vyro savo, artimo žmogaus, ar ne? Na, padėk man ten kažką paimti, pakelti. Aišku, nereikėtų mamai ir ten tų sunkių maišų tampyti, tai taip, jau čia tokie dalykai suprantami. Nėra taip, kad jau viską mama turėtų daryti. Nėštumo metu mes mokome save dar labiau mylėti, tapti savo tokios dėmesingesnės ir tikrai galima tam tikrus darbus dedikuoti. Tai čia jau vėlgi, ar ne? Su meilė, su tokia šypsena, su lengvumu ir, tiesiog mylint, prižiūrint save, saugant. Thank you.